Sveiki jėgos, grožio ir sveikatos mėgėjai. Šiandien mes esame Vilniuje ir jums parodysime kultūrizmo ir fitneso varžybas. Taip pat norime priminti, kad birželio 1 dieną Kaune Girstučio kultūros ir sporto centre vyks grožio ir sporto fiesta. Nebūk abejingas, kaip atrodai. Renginio programoje atviras Lietuvos-Latvijos kultūrizmo ir fitneso čempionatas ir televizinio projekto Pasiruošk su mumis vasarai finalas. Nepamirškite apsilankyti. Kalbinu varžybų organizatorių Andžejų Juselį. Andžejau, pristatykit varžybas, ką žiūrovai pamatys. Labą dieną. Šiandien vyksta Vilniui 16-osios atvirosios Vilniaus kultūrizmo ir fitneso varžybos. Ir reiškia, turim mecenatą ir tos varžybos užvadinam Fast Sport Nutrition. Ar daug dalyvių užsiregistravo varžybose? Užsiregistravo virš 80, bet dalyvaujančių žymiai mažiau, 72 dalyviai. Tik tai Lietuvos atstovai bus, ar iš kitų šalių svečių turit? Turim svečių iš Latvijos ir iš Rusijos vieną svečią turim, iš Pskovo. Kiek kategorijų bus? Bus 13 kategorijų. 2 kategorijos bikinio, jaunių iki 18 metų vyrų, tai yra jaunių kultūrizmo kategorija, merginų iki 23 metų kūno fitneso, jaunimo iki 23 metų kultūrizmo, vyrų veteranų, moterų veteranių, naujokų vyrų, moterų naujokių, klasikinio kultūrizmo, moterų kūno fitneso kategorija ir vyrų kultūrizmo kategorija iki 85 kg ir virš. Gal galite išduoti kokią paslaptį, gal žiūrovams yra staigmenų parengta? Žiūrovams yra parengta šiokių tokių staigmenų. Šiaip, kai esu jau daug metų organizatorius, tai nebuvo tokių, sakykime, šou programų. Ką šiandien išvysim, bus, reiškia, Vietnamo kovos menų pasirodymas ir bus šokėjų pasirodymas. Lygiai taip pat bandysim pirmą kartą irgi išbandysim dūmus scenoje. Tai tokie netikėtumai, kaip Vilniečiam, tai čia galbūt ir bus netikėtumai. Tai linkiu sėkmės ir kad varžybos praeitų sklandžiai kaip viena daina. Ačiū labai. Sveiki, studijoje Saulius Misevičius ir šiandien mes stebime atviras Vilniaus kultūrizmo ir fitneso pirmenybės, 16 pirmenybės, kurios vyko gegužės 18 dieną Vilniaus kultūros centre. Taigi jūsų dėmesiui yra moterų bikini kategorija. Šioje kategorijoje startavo daugiau merginų, mes matom finalistės ir tai buvo Arnolda Urbonaitė, Tauras Marijampolė, kuri toje kategorijoje liko 6. Aušra Varpotaitė, Didysis gripas Kaunas, ji toje kategorijoje 5. O merginos tegul man atleidžia, nes aš nežinau jų tarptautinių iškovojimų, negaliu jas plačiau pristatyti. Taigi, tą norėjau padaryti ir kviečiau į studiją Andžejų Juselį, kuris buvo šių varžybų pagrindinis organizatorius, tačiau vyras po varžybų organizavimo pavargo, sunegalavo ir šiuo metu guli lovoje ir tikiuosi, kad mūsų laidą matys lovoje. Taigi, mano toks, sakykime, komentaras nebus visiškai išsamus. Mes dabar matėm Violetą Štraus, Tauras Marijampolė, labai elegantiška mergina, sakyčiau, kad Miss Bikini kategorija arba fitness modelio kategorija tikrai tinkama, aukšta, elegantiška, grakšti. O dabar jau prizininkė Diana Šmuilytė, Mangostanas Kaunas, ji toje kategorijoje buvo 3. Labai daug ką komentuoti, aišku, neišeina, nes aš pats nesu žinovas būtent IBB organizacijos
varžybų taisyklių ir negaliu tiksliai pasakyti, kas yra vertinama, kokie kriterijai reikalaujami tose varžybose. Galbūt į akis krenta tai, kad merginos palyginus juda tiek, kiek jos gali judėti, kiek leidžia jų taisyklės. Na, o norėtųsi, aišku, kad būtų ir laisvoji programa, ir mes merginas matytume su įvairiausia išmonė, tai be abejonės, kad sukeltų didesnės emocijas žiūrovams sėdintiems salėje ir taip toliau. Greta Lebedeva, Tauras Marijampolė, ji buvo antra, mes ją tik matėm, na ir kategorijos laimėtoja Laura Klimavičienė, Tauras Marijampolė. Šiaip Marijampolės klubas yra unikalus, tai kad paskutiniu metu jisai tikrai labai stipriai sugeba surinkti grupės bikini kategorijai, fitneso kategorijai ir iš to klubo atrodo, kad vien tik tai to klubo merginas ir dalyvauja. Na, į tarpus įsikiša viena kita mergina iš Kauno ar iš kitų klubų. Matom, kaip sakant, tą iškilmingą apdovanojimą, merginos džiaugiasi. Na, žiūrovų nebuvo ypatingai daug, tad emocijos būtent iš žiūrovų pusės nebuvo ypatingai ir gražios. Dabar mes matom moterų bikini kategoriją, kurių sportininkų ūgis yra virš 1,65 cm ir tai yra 6 vietos laimėtoja Eglė Kaslachė, Geležinės Žmonės, Šiauliai. Graži mergina, sakykime, stipri. Gal jeigu kas nors manęs paklaustų, šiek tiek turėčiau pretenzijų jos bikinį. Jisai neparyškina merginos duomenų, o priešingai juos užmaskuoja. Indrė Dabrovolskytė, Tauras Marijampolė, ji tose varžybose buvo 5. Būtent šios merginos bikinis yra, kas liečia teisėjus, kas liečia sceninį įvaizdį, jis yra labiau tinkantis negu prieš tai matytos sportininkės. Agnė Jonaitytė, Maximus Gym Jonava. Kaip jau sakau, kad aš nelabai išmanau būtent tose taisyklėse, nelabai ką galiu ir pasakyti savo, kaip specialistą ar kaip išmanančio tą sporto šaką žmogaus. Tiesiog galim grožėtis, stebėti ir jau kaip manau, kad mano akim žiūrint moteriai vis tik tai yra reikalinga laisvoji programa, kuri į šokį arba kažkokiai plastikui stipriai pasireiškia žymiai aiškiau. Ramona Žiauberytė, Geležinės Žmonės, Šiauliai. Mano akim žiūrint, jeigu sportinė pusė, šis mergina buvo labiausiai sportiška, tačiau nežinau, ar tai privalumas, ar tai minusas yra būtent IBB organizacijai, todėl tose varžybose ji liko antra. Ramoną aš gerai žinau, pats esu vežęs ją į pasaulio fitneso čempionatą, jinai tapo jaunimo fitneso čempionė ir dabar jinai ruošiasi birželio 1 kovoti dėl vietos rinktinėje ir vėlgi atstovauti Lietuvą. Sandra Šičiova, Progresas Jurbarkas, ji tampa kategorijos nugalėtoja. Labai elegantiška, graži mergina, sakyčiau, kad tikrai atitinkanti visus reikalavimus Miss Bikiniui, Miss Model Fitneso kategorijai, tačiau pagal sportiškumą vis tik Ramonai aš duočiau aukštesnį vietą. Bet jau, kaip sakau, nežinau, ar tai trūkumas ar minusas. Malonu buvo matyti scenoje, sakykime, kultūrizmo veteranus, šią kategoriją kaip tik ir apdovanoja. Na, o čia, sakykime, kultūrizmo veteranė Marta Lešiūnaitė, ji moterų
kūno fitneso kategorijai, iškovoja 4 vietą. Šiaip jinai yra dalyvavus Miss Figūra kategorijai, tapus VPF versijai Europos čempionė. Tačiau Marta niekada per daug nemėgo laisvosios programos ir jį pasirinko būtent greičiausiai kūno fitnesą tam, kad čia vis tik tai nereikia jos daryti. Sandra Markauskaitė, Progresas Jurbarkas, mergina gyvena Kaune, tačiau ją greičiausiai treniruoja Jurbarko treneriai. Tose varžybose jinai buvo 3. Kažkada, palyginus labai senai, ji buvo jaunimo prizininkė pasaulio čempionate fitneso kategorijoje. Na, ilgą laiką mes jos nematėm, dabar džiugu, kad jinai sugrįžta į sceną. Vilma Račienė, Progresas Jurbarkas, šiose varžybose ji užėmė 2 vietą. Šiaip jos kūno paruošimas, sportiškumas man patinka. Pas merginą matosi yra įdėtas darbas, tai yra ne mėnesio, ne 2, ne 3 treniruočių, kaip sakant, darbas. Romuo palyginus yra teisingai padėtas ir ji tose varžybose buvo 2. Ir Vilma Šalaševičienė, Tauras Marijampolė, kuri tampa šios kategorijos nugalėtoja, taip pat ir absoliučia tos dienos varžybų nugalėtoja, kas liečia moterų visas kategorijas. Taip pat matosi patyrus sportininkė, žino, kaip atsistoti, kaip save pateikti. Ir vėlgi norėtųsi, kad jinai atliktų laisvą programą. Būtų malonu, manau, matyti ją judančią kitaip ir ne vien tik tai stačiai stovinčią ant aukštų batelių. Dėmesio gražaus ir sveiko kūno mėgėjai. Birželio 1 dieną šeštadienį Kaune Girstučio kultūros ir sporto centre vyks grožio ir sporto festivalis Nebūk abejingas, kaip atrodai. Renginio metu pamatysite atvirą Lietuvos Latvijos kultūrizmo ir fitneso čempionatą. Televizinio projekto Pasiruoš su mumis vasarai finalą, kurio metu dalyviai bandys išaiškinti, kuris labiausiai pakeitė savo kūno linijas per nepilnus 3 mėnesius. Vyks sportinių drabužių ir maisto papildų mugė. Kviečiame ateiti ir pasisemti įkvėpimo savo kūno tobulinimui ir sveikatinimui. Renginio pradžia 17:30. Nebūk abejingas, kaip atrodai. Renginio generalinis rėmėjas Solizaro rūmai, rėmėjai Maistas sportui, Štil inžineriniai tinklai, Eglė Plus, Bloomberg dizainas, Saulėja, informaciniai rėmėjai, dienraštis Respublika, kabelinė televizija Init. Tamsa pasitraukia ir paukštis pakyla. Respublika įveikia tylą už tave ir už draugus. Lare virš nakties šviesus dangus. Labas, čia mano fotelis ir pultas. Labai nemėgstu žinių. Užtat labai mėgstu multikus. Jie tokie spalvoti, kad seneliui net akinių nereikia. Dabar namie kanalų va tiek. O močiutė šaukia, kam visa tai? O aš jai sakau, kad būtų linksmiau gyventi. Užsisakykite skaitmeninę televiziją ir pagerinkit savo vaizdo ir garso kokybę.